Būkit palaiminti, visi prisijungia į mano pirmąjį video. Esu Laurinas Palaima ir kandidatuosiu į Seimą, kandidatuosiu į savivaldybę, būsiu kandidatas, gal netgi kažkas ir išrinks. Šito video serijos kūrimas ir apskritai vloginimas, turbūt sakyčiau, yra skirtas gal surasti kokių rinkėjų, pasidalinti įžvalgomis ir nuomonėmis, galbūt pasiginčyti, padiskutuoti, pažiūrėti apskritai, kaip veikia socialinės medijos ryšiumi su rinkimais, su politika. O veikia jos, tarp kitko, turbūt neblogai, žinant pasiekimus kai kurių Seimo narių, kurie per internetą pateko į Seimą ir padidėjo žinomumas jų. Tai žiūrėsim, kaip veikia sistema. Tikiuosi šitą video peržiūrės bent 10 žmonių. Jeigu nepasiseks, tai bus bent jau smagu pačiam po 10 metų turbūt pasižiūrėti, kaip atrodžiau, ką aš šnekėjau, kaip pasikeitė mano nuomonė ar suvokimas pasaulio. Ir ką, turbūt reikia nerti į politiką ir pasiieškoti kokių nors naujienų aptarimui, savo nuomonės išsakymui, apžvelgti, ką jau esu nuveikęs, nes praeitą savaitę pradėjau rašyti postus į Facebooką, parašiau iš tikrųjų 2 postus, pažiūrėsim, kaip ar jie sulaukia kažkokių tai įvertinimų, gal kažkokią tai strategiją sudirbsim ir turbūt žiūrim, ką turim. Čia yra mano Facebookas, turiu 1100 draugų, tai turbūt daugiausia platformoje, kuria yra mano sekėjų. Pasižiūrėkim, tai praeitą savaitę rašiau, man atrodo, 2 postus. Vienas buvo apie Sinkevičių, kad mano nuomonė yra nuostabu, kad truputį pavogti pasirodo nėra rimtas nusikaltimas valstybės tarnautojui. Ir šiandien sužinojom, kad po šio teismo išaiškinimo Seimas nubalsavo, atšaukė rinkimus ir jis grįžta į savo buvusią darbovietę. Tai truputį nesąžiningas vagis. Bet, turim tokią valdžią, žmonėms jis patinka. Žinau, kad ne visiems, gal ne visi taip ir, bet ką padarysi, socdemai, ten ar biški teistas, ar biški Prisiblinkevičiūtinės, niekam nėra svarbu, nes rinkėjai pamiršta. Tai aš labai norėčiau viltis, kad nepamirš, bet faktai žmonėms ir standartai politikai turbūt yra labai Lietuvoje šiuo metu dugne. Čia viena iš priežasčių turbūt, kodėl aš noriu patekti į politiką, kad gal truputėlį kažkaip kovoti su tuo arba bent jau grąžinti, bent jau leisti atsispirti nuo dugno pasitikėjimų valstybės tarnautojais, tokiais politikais greičiau kaip Seimo nariai. Ir aišku, jokingiausia buvo iš šito komentaro, kad LRT antraščiai net yra, čia paspausim nuorodą, užsikabinau, kad jis pats neslėpia, kad teismo sprendimas jį išteisinti nustebino. Nuostabu, jam pačiam buvo šokas, kad jį išteisino, nes supranta, ką jis padarė, suklastojo dokumentus, apvogė valstybę ir vis tiek kažkaip tai grįžo į pareigas, tai turbūt nieko tokio vertinti rinkėjam. Taip, čia yra mano pirmasis patarėjas, Gemini. Kol kas kitų neturiu, bet dirbtinis intelektas šio dešimtmečio turbūt trendinis žodis bus ir reikia jo naudotis. Ką turi, to naudojasi. Taip, ką čia dar rašiau? Pakomentavau ir dėl Vilniaus viešojo transporto kainų didinimo. Iš tikrųjų, kainas tai kelti reikėjo. Parašiau, kad turbūt nereikėjo kelti taip daug, bet ar pagerės kokybė, turbūt truputį pagerės, ar daugiau važiuos, mano nuomonė čia yra aiški, aš manau, kad reikia galvoti apie metro, nes metro statysis 15 metų, žinant lietuvis, tai turbūt 20 metų, kaip statosi dalykai, tai reikia galvoti, ar mums reikės metro po 20 metų ir per tokią prizmę vertinti, ar jau pradėti statybas ar ne, nes gal dabar nereikia, bet nereiškia, kad ir po 20 metų nereikės, nes kito būdo, aš manau, kaip persodinti žmonės iš automobilių, kaip ir nebus, kol laukia lyja šalta,
sninga, stotelėse laukti persėdimo yra nepatogu, tai turbūt nieko ir nepakeis. O ir kaip ir priedangos labai puikiai veikia metro linijos, tai aš manau, kad reikia statyti metro, o visuomeninis transportas yra gerai, bet, pavyzdžiui, man gyvenant Pilaitės gale, kelionė į darbą autobusais, visuomeniniu transportu trunka apie kažkur tai valandą, kai aš su mašina nuvažiuoju per 15 minučių, nes man pasisekė, man kada reikia į darbą yra jau po kamščių. Tai man tiesiog neapsimoka 2 valandas kiekvieną dieną deginti, kai galiu per 15 minučių nuvažiuoti ir to labiau man reikia dar dalykus turėti mašinoje arba pervežti reikia kartais, tai man ne visada yra optimalu. Ir, aišku, atrodo drastiškai iš tikrųjų, branginimas naikino pusvalandžio bilietą, nes dabar žmonės pasipiktinę, nes kaip ir nesąžininga, kad lieka tik tais 1 valandos bilietas, bet aš manau, iš principo buvo padaryta klaida, kad sukurtas tas pusvalandžio trunkmės bilietėlis, nes nepavyks, turbūt nepavyktų padengti ten tų išlaidų, bet jau kas buvo, tas buvo, žiūrėsim, rinkėjai pamirš. Aišku, kai konservatoriai valdžioje visada viskas brangsta, mokesčiai kyla, ką padarysi, toks gyvenimas. Ir kas čia buvo 5 komentarai sulaukia, vieni sutinka, šiaip visi sutinka, atrodo, kad kelt kainas kaip ir reikėjo, nes 12 metų jų nekėlė, bet labai drastiškai sukritikavo mano metro idėją, kad reikia būtinai 1 milijono gyventojų. Čia, man atrodo, Tarybų Sąjungos laikais buvo toks reikalas, kad statydavo metro, jau kai 1 milijonas gyventojų buvo. Bet, pavyzdžiui, uždėjus užklausą, kokie miestai mažesni už Vilnių turi metro, iš karto jums išmes, kad yra nemažai miestų, Prancūzijai, Italijai, Ispanijai, Šveicarijai ir turbūt dar keletą prametė mano žiniomis, kurie yra mažesni, bet turi metro. Tai aš nemanau, kad mums reikėtų galvoti, kad mes per maži, nes kitaip kamščių neišspręsi, nes mums patinka automobiliai lietuviams tiesiog. Nieko nepadarysi. Amerikos įtaka turbūt. Taip. Kas čia dar buvo, beje, prieš tai postas apie Sinkevičių sulaukė netgi 10 patiktukų, netgi 11, kuriems jisai irgi nepatinka, irgi 5 komentarai. Ir gera pradžia, manau, žmonėms įdomu, yra už ko užsikabinti, galima bus padaryti gal patiktukų skaičiuoklę kažkokią, tai žiūrėti jų dinamiką ir daugėja, ar mažėja, ar įsijungia žmonės. Čia, aišku, mano privatus Facebook profilis, bet aš neturiu ką slėpti nuo jūsų iš tikrųjų. Turiu 1100 draugų, esu Laisvės partijos narys ir įkūrėjas, turiu puikią nuotrauką su Aušrinė, Žalio žiedo draugijos nariai, čia iš konferencijos įkūrimo. Tai esu paprastas pilietis, noriu Seimą, noriu padaryti daug gerų dalykų Lietuvai. Ir gal įkrėsti proto ir kovoti su negerais žmonėmis. Taip, pažiūrėkim, kadangi politika greitai sensta, tai tiesiog reikia reaguoti čia ir dabar tai, kas vyksta pasaulyje. Jeigu kažkam noriu, kad dar būtų įdomi šita laida, nes turbūt uždelsęs kokią savaitę visiškai kitaip įvykiai susiklosto, atsiranda naujų, daug šurmulio ir apžvelginėsiu turbūt pradžiai LRT, mūsų visuomeninio transliuotojo dabar reklamuojamas, kaip propaguojamas, nemokamas naujienų portalas. Ir galim pažiūrėti, kas čia vyksta. Iš Maskvos grįžęs amerikiečių ekspertas, nesitikėkite greitų paliaubų Ukrainoje. Manau, ir naivu yra tikėtis dėl greitų paliaubų, nes turbūt trumpalaikiais sprendimais ilgalaikių problemų mes neišspręsim. Aš turiu gan kategorišką nuomonę, kaip būtų galima išspręsti tą problemą. Taip,
Žemaitaitis, žinoma, 3 mėnesiai, virš 100 dienų dirba mūsų nauja vyriausybė ir pusę eterio užima Žemaitaitis, ką jis padarė, ko nepadarė, kaip jis ten keliavo į Ameriką ir nenukeliavo, tas buvo neblogas iš tikrųjų, pripažinkim. Kriminalai, Maskas, tai va žodžiu, aišku, avarija jūroje, Kanada, Nausėda, taip, žodžiu, reikia mums turbūt suprasti, kad geopolitika stipriai pasikeitė ir, aišku, nieks nesitikėjo, bet pasirodo Amerikoje ir Amerikos politika yra gali būti labai greit kreipiama ir nebūtinai mums palankia linkme, jeigu 10 ir visą laiką po NATO įstojimo mes kliovėmės, kad Amerika užtikrina saugumą, kad jinai mus gins, tai turbūt šaltas dušas, kad vis dėlto reikės patiems gintis ir nieko čia nepadarysi, jinai turi kitų problemų, Kinija, jos dabar akiratyje ir Europa, ši administracija nemato, kodėl turėtų apskritai veltis į Europą, nes būkim atviri, jie išleidžia daug pinigų gynybai, be NATO palaikydami. Ir taip galvojant, europiečiai, kad pultų Ameriką, kol kas tikrai jiems mes grėsmės niekada turbūt nekelsim. Ir kodėl jiems reikėtų rūpintis, kad mūsų neužpultų, faktiškai jiems turbūt taip pragmatiškai galvojant durnai be jokio tolimesnio galvojimo, Trumpas turbūt to pasižymi, jam yra truputėlį nusišvilpt. Turbūt jo pasaulio suvokimas yra, kad va čia Amerika, ten kažkokia didelė šalis Europai, nes Europos Sąjungos šalies kaip ir nėra, yra tik tais ekonominė sąjunga ir Kinija. Tai ir tos trečiosios galybės jam turbūt paprasčiau suvokti, kaip tas pasaulis dėliotųsi, bet žinom, kas nutinka, kai bandoma dalintis pasaulį, taip ir prasidėjo Antras pasaulinis karas, nes Hitleris neturėjo partnerio, su kurio galėtų pradėti dalintis. Europą tuo atveju buvo ir vos tik atsirado Rusija, Stalino, man atrodo, ir pasidalino Lenkija, tada ir prasidėjo negri dalykai. Iki to laiko jis buvo vienas, jis suprato, kad vienas nieko nepadarysi ir yra blogai, kai naiviai galvojama, kad galima tiesiog paprastais būdais paimti ir sudalyti pasaulį ir tikėtis, kad amžiams bus tvirtintas kažkokios tai sienos, santvarka ir panašiai. Tai va, ir paskui žinom, ko tai baigėsi, didelis karas, pasaulinis ir dėja mes lietuviai jį pralaimėjome ir reikėtų tos klaidos nekartoti. Todėl manau, kad reikėtų gal mums, europiečiams, sugalvoti visų pirma suprasti, kad turim priešą, tai yra turbūt likęs pasaulis, didžiosios galybės, tokios kaip Kinija, Rusija, Amerika, ne priešai, bet geopolitiniai monstrai, kurie nori tvarkyti pasaulį pagal save, o mes Europoje esam šalis atskiros ir galbūt reikėtų mums pagaliau pradėti mąstyti globalių lygmenių, globaliai ir suprasti, kad mes esame europiečiai, aš esu europietis iš Lietuvos, kažkur yra europietis iš Ispanijos, iš Lenkijos europietis, bet mes esame europiečiai. Ir tokiu mąstymu gal mums pavyks mūsų Europą, kuri yra didesnė žmonių kiekim už Ameriką ir ekonomiškai buvo laikotarpis, kai mes buvom pajėgesni už Ameriką, vis dėlto tapti pasaulinę galybę, o kad pasaulinę galybę, kiek iš studijų pamenu, kad būtume, mums reikia kariuomenės. Turim žmonių, turim ekonomiką, bet neturint kariuomenės, mes kaip europiečiai neegzistuojame. Egzistuoja Vokietija, Prancūzija, Baltijos šalis, net mūsų priskiria grupiai šalių.
Ir jo, aš siūlyčiau, netgi geras sloganas gautųsi Make Europe Great Again. Nežinau, kodėl tas again, bet mega. Gerai skamba. Geriau už Trumpo magą. Šitą reikės gal kokius marškinėlius užsakyti ir pasidaryti. Tai taip, kad dabar verda įvykiai Amerikoje, ten administracija atrodė visus tos metus kūrė planus, ką daryti, vos tik atgaus valdžią. Liūdna, kad jie dėl valdžios pasiruošę, bet kam svarbu laimėti, nesvarbu su kokiais. Aišku, kaltinti dėl to negalim, nes politikai yra tokie žmonės, kur jeigu susiaurinant iki paprasto vieneto politiko, kaip pavyzdžiui Trumpas politikas, jo pagrindinė ir yra idėja būti išrinktam, turėti valdžią ir galią. Ir dėl to tas tampa svarbiausias esminis momentas. Nesvarbu, ką tu gali pasiūlyti. Jam tai atrodo, gal jis ten gali kažką gero pasiūlyti, bet ar pavyzdžiui ekonominės problemas Amerikoje ir karas su kaimynais ekonominį, bet jo tikslas būti išrinktam, kaip ir kiekvieno politiko, ir čia yra nieko blogo. Blogo tai, kad žmonės išrenka tokius politikus ir patikė jų melais. Ir čia yra didelė problema. Mes Lietuvoje turėjom Blinkevičiūtę, kuri už Blinkevičiūtino taip, kaip ir Trumpas. Žada, nesvarbu padarys, nepadarys, svarbu būti išrinktajam, padėti partijai būti išrinktai, nesvarbu kodėl, kokiomis priemonėmis. Žemaitaitis, prašau, puikus pavyzdys irgi, svarbu būti išrinktam. Jisai dar pamenu prieš porą sezonų Seime, aš kadencijas vadinu sezonais, nes man tam kaip serialas taip vertinant. Jisai dar prieš porą sezonų vos perlipo, dar tada, man atrodo, su Tvarka ir teisingumu buvo, vos perlipo 5%, ten verkė iš to Seimo, kaip jis ten džiaugiasi, kad jis pateko ir žiūrėkit, išaugo. Ir pastebėjo jisai, kad konfliktai, dėmesys tas, jį velka, jis yra iš tų charizmatiškų politikų, tokių, kurie nieko negali apart charizmas pasiūlyti, nes ir visada atsiranda žmonių, kurie tokius išrenka. Žiūrėkite, išmetėm Gražulį, atsirado Žemaitaitis, buvo Šustauskas, paskui buvo Gražulis, dabar Žemaitaitis. Jie yra anarchistai ir kovoja prieš viską. Prieš valdžią, prieš sistemą, nes turbūt natūra yra jų tokia. Prisiminkit Šustauską, ne? Jisai Tarybų sąjungos laikais buvo disidentas, jis ten sprogdindavo paminklus ar kažkas tai tokio ir tikrai buvo priešas, bet pasikeitė valdžia ir jis pradėjo kovoti prieš sistemą, nes tiesiog žmogaus toks būdas, jeigu buvo Tarybų sąjungos sistema, tai jisai kovojo prieš Tarybų sąjungos sistemą, pasikeitė, mes tapom demokratinė valstybė, jis pradėjo kovoti prieš, tiesiog tokią natūrą. Žiūrėk, Gražulis lygiai taip pat. Jo brolis kunigas, jis ten, aišku, turbūt paaiškina, kodėl buvo irgi disidentas, ten Tarybų sąjungos laikais ten turėjo problemų, sėdėjo kalėjime už savo ten tas pažiūras, už tą laisvę Lietuvą kovojo, pasikeitė valdžia. Ir vis tiek jis kovoja prieš sistemą, nes, tiesiog jo tokia natūra, jis daugiau nieko irgi pasiūlyti. Tai lygiai tas pats su Žemaitaičiu, žiūrėk, jis tiesiog kovoja prieš sistemą, jam reikia tos politinės galios ir nežino, ką su ją daryti. Prašau, jis yra valdžioj, buvo išrinktas, gavo valdžią ir tik šurmulys ir skandalai, nieko nesiūlo, tik tais prieš, kokios jo yra politinės pažiūros. Vat žmonės balsuojo ir nesuprantu, už ką jį rinkti, ką jis siūlo. Apart to, kad jis siūlo, nežinau, priešpriešas, jis siūlo konfliktus, jis siūlo Santa Barbarą Seime. Čia gal dar verta pabalsuoti, iš kai kurių turbūt rinkėjų perspektyvas, bet iš principo kokios jo politinės pažiūros. Ar jisai už laisvą ekonomiką, ar už kontroliuojamas, nežinau, socialistinė ekonomika, kai valstybė labai kūrė ten vienu atveju už vienu, kitu atveju už kitų, išplaukusios politinės pažiūros, grynas populistas, kur vėjas pučia, ten jis eina. Jeigu žmonėms reikia vieno, darys taip, kaip nori, nieko doro.
niekur, su tokiais žmonėm niekur nejuda valstybė, nes nėra krypties, mes sukamės vietoj, nes kaip geriausia nesulaukti, netrigerinti rinkėjų, kaip čia, neerzinti, tai yra nieko nedaryti. Tiesiog stabdyti viską ir tada bent jau piktinsis tik tiek, kad mažai kažką veikia. Nors jis daug juda, kita vertus, jisai važinėja, ten kalba su žmonėm, aiškina neaišku ką, veiks judesio daug, o rezultato, prašau, valdančioje koalicijoje 100 dienų ir nieko gero nesupranta, nei kokios pažiūros, į susirinkimus neateina, kai reikia kažką šnekėti, jis jau geriau kažkojam kaime bus, negu, aišku, prisidirba su tą Ameriką, kaip ir sakau, jis visiškas prisitaikėlis, kuriam reikia intrigų, charizmos, bet daugiau nieko apart Santa Barbaros pasiūlyti negali. Paluckas, socdemas irgi, nieko, viskas išplaukia, iš kur vėjas pučia, ten jisai eina. Ir irgi jokios lyderystės, nes prisiminkit, jeigu nori kažką daryti, tu degini savo autoritetą valdžioje. Šimašius susidegino su savo idėjom, bet darė. Ir žinojo, kad tai kaina, kurią mokė. O jeigu nori ilgai sėdėti Seime, tai prašau, tiesiog būk prisitaikėlis, nieko nedaryk, daug šnekėk, daug judėk ir žmonės tave išrinks, nes nieko blogo nepadarai. Nesvarbu, kad gal nieko nedarai. Bet daug šnekėjo, daug gauna eterio. Tai tokie mano pamastymai apie mūsiškius, Nausėdą, apie JAV ir Ukrainos derybas. Jei nebus kompromiso, Kyjivas toliau kariaus. Nu ir logiška. Kodėl matot politikoje yra reikalas toks, kad karas yra vienas iš problemos sprendimo būdų. Čia ne mano žodžiai, politologijai mokėmės. Tiesiog karu yra sprendžiamas tam tikros problemos, kurių jau kitaip nebeina išspręsti. Matom, kad buvo mėginta 2014 metais ukrainiečiams okupavo dalį teritorijos, sudaręs taiką, nepadėjo. 22 vėl karas prasidėjo ir jeigu dabar vėl padarysim ten trumpalaikę taiką, ar ten, kai daro taiką, tai tarėsi politikai, tai jie gal, bent jau ukrainiečiai turbūt negalvoja, kad vėl puls, bet kiek galima. Aišku, kad jeigu sustabdysi, rusai vėl atsigaus, stiprins savo kovinius pajėgumus ir po truputį taip ir nueis per visą šalį, vien dėl savo intereso neleist kaimynams gyventi geriau negu jie turbūt. Ir karas šiuo atveju yra problemos sprendimo būdas ir kaip pavyzdys, pirmas pasaulinis karas neišsprendė problemų, matėm, kaip ir ukrainiečių pirmas karas su rusais šių laikų. Antras pasaulinis karas išsprendė problemas, tai reikia viltis, kad antrasis karas, kur dabar ukrainiečiai kariauja, jisai gal kažkaip išspręstas problemas. Mano vizija tai būtų su Europos pagalba ir Europos gal kažkokią tai karinę jau dariniu, tiesiog eiti ir vožti rusams atgal ir atsimti gal tas žemės iki linijos kažkokios tai ir sustabdyti ten tą visą jų mėginimą toliau eiti priekį ir grasinti. Aišku, grasinti turbūt rusams nesustabdys niekas, bet kito turbūt būdo, kaip sustabdyti rusus, nebus, nes jų toks mentalitetas, visa ekonomika yra jau per paskutinius gal 15 metų pertvarkyta į karo pramonę, karo sąlygas. Jie tam pasiruošę, turi žmonių, nes, pavyzdžiui, ir reikėtų suprasti, kad ten yra Rusijai Maskva ir visos kitos jų teritorijos, iš kurių jie tik ima, plešia ir siunčia žmonės kariauti. Ir tai reikia suvokti, kad jiems nerūpi niekas, nei jų žmonės, kas yra toliau Maskvos, nei kažkas tai kito. Jiems tiesiog jie yra plėšikai, grobikai, imperialistai, jiems reikia, kad jų bijotų ir pripažintų kaip visaverčius pasaulio, nežinau, įtakotojus. Nors nieko pasaulio irgi pasiūlyti negali. Kaip
Žemaitaitis. Daug triukšmo, moka muštis, bet ką pasauliui davė? Nieko. Turbūt Tarybų sąjunga buvo labiau išsivyščiusi bent jau tam tikrose mokslo srityse ar ten kosmoso pramoniai negu šių laikų Rusija. Nieko negali pasiūlyti. Apart to, kad reikalauja pripažinti juos kaip pasaulio galybę. Tai aš tikiuosi ir viliuosi, kad Europa susivienys šiuo klausimu ir mes patys tapsim galybę, kuri užtikrins, kad būtų taika mūsų regione. Taip, tai Europa juda gerą linkme, pradeda kažkaip tartis, bet Jėzus mes turim nedaug laiko, ačiū Dievui, kad, ne ačiū Dievui, ačiū ukrainiečiams, kad jie kariauja šiuo metu su rusais ir rusai dar neturi pajėgumų kažkaip tai mėginti drumsti giliau į Europos Sąjungą problemas, bet aš manau, kad mums kažkaip reikia su Europos Sąjungai priimti ukrainiečius, išspręsti problemą su Rusija Ukrainos žemėse ir sukurti stiprią kariuomenę, kad būtų ramu Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga, kodėl ne, visai gražus pavadinimas, nereikia čia kažkokių tai jungtinių Europos valstybių. 800 milijardų Europos perginklavimo planas tai gal ir geras, iš tikrųjų reikia galvoti, kaip jį įgyvendinti, nes mes Europoje labai daug perkam ginklų iš Amerikos, o matom, kad Amerika pasitikėti mažai gali išjungti mums ginklus, jeigu jie norės taikos, pavadinkime. Ir reikia kurti mums ir judėti, o mums Lietuvai ypatingai. Ir turbūt gaila iš mūsų valdžios nėra kažkokių tai tikslių planų, ką mes darysim. Mes dabar labai daug diskutuojam apie tos procentus, bet faktas, kad mes dabar turim pradėti daryti sprendimus ar, nežinau, statyti dronų fabrikus, daugiau statyti fabrikus kulkom ar ten neperšinamaliam menėm, viskas, ko reikia, bet reikia kažkokio tai veiksmo. Labai daug šnekam ir nesimato šiuo metu, kad kažkas judėtų į priekį. O mums liko, o mes neturim laiko, tiesiog reikia jau dabar kažką tai daryti ir daryti greitai. Taip, tai aš sakiau savo nuomonę, pakartosiu ją dar ne kartą, gal kažkieno paprašysiu, padarys, kepurę, mega, make Europe great again, man tas patinka. Ir grįžtam prie mano pirminio plano, tai yra Seimas, rinkimai, savivaldos rinkimai. Reikia komunikuoti per kanalus, taip, tai YouTube'as, šitas video keliaus tenais, Facebook'e reikia parašyti postą. Reikės parašyti postą. Taip, Threads, aš galvoju jį naudoti anglų kalbai, nes X-o nenoriu naudot. Threads yra nebloga gal alternatyva kažkaip anglų kalba komunikacijos kanalui. Twitch'as, nežinau, ar įdomu bus laivą daryti, reikės gal kom nors kolaboruotis, gal su kažko pašnekėti, jeigu būsiu sužinotas. Jeigu apie mane kažkas plačiau sužinos, Redditas, memai. Čia dar klausimas. Dar reikia įrašyti Instagramas. Instagram. Iš didžiosios į. Ir TikTokas. Ir mano tikslas turėtų būti kuo dažniau juose postinti. Tai gal pradėkim nuo Facebook'o. Labai formatas man tiko, kai numeti nuorodai straipsnį ir parašai komentarą, tai aš galvoju... Pastebėjot iš vis, dabar žvelgiu karas Ukrainoje, okei,
daug pasisakymų apie Žemaitaitį ir jo tas nesąmonės. Taip, apie koaliciją, apie tai, kaip jisai Ameriką keliavo, Nausėda, jisai yra prezidentas, bet nepamirškit, pas mus Lietuvoje prezidentas yra labiau Lietuvą užsienyje atstovaujantis mandatas, užsienio politiką užduodantis kryptis, bet mes Lietuvoje turim viduj priimti sprendimus dėl gynybos ir juos reikia daryti labai greitai. Ir nematau nieko, ką mes darom, ką šį valdžią nusprendė daryti. Eiliniai reikalai, sveikata, viskas yra suprantama. Savivaldybės turėtų drąsiau kelti komercinio NT tarifus. Streikai, grobstimas. O kur pasiūlymas statyti dronų fabriką? Užsienio politika. Aišku, nesakau, kad reikia kelti paniką, bet yra blogai, kai nematom, kokių konkrečių veiksmų imsis mūsų dabartinė valdžia, kad mes geriau pasiruoštume negandoms iš rytų. Avarija, bulvariniai reikalai. Nausėda mano, kad pakeisti koaliciją Nemuno aušrą įmanoma. Žinoma, kad įmanoma. Ne, turbūt reikės rašyti nuo nulio posto, nes straipsnio jokio į tą temą kaip ir nėra. Arba karas Ukrainoje, Kijevas. Ukraina stiprina pajėgas Rusijos Kursko srityje. Gerai, bus, užsikabinsim. Aišku, reikia perskaityti straipsnį pradžiai prieš komentuojant kažką tai. Taip rašysiu. Taip, kokias mes pajėgas ir kaip stipriname Lietuvoje. Matot, karas vyksta ir ukrainiečiai kažkaip sugeba stiprinti savo pajėgas vykstant karo metu, o mes esam šiuo metu taikos režime ir savo leidžiam apsimesti, kad tai yra kažkur toli ir kažkaip tas pakelimas procentų ar 2 ar 3 gynybai kažkokias problemas spręs. Patys pinigai nesprendžia problemų, veiksmai turi būti atitinkami, kad galėtume kažkaip sustiprėti. Pinigais mes neužmėtysim priešo ar jo neatbaidysim, reikia kažką konkrečiai mums daryti. Tai to ir paklausiu, gal aš nepykit darau klaidų rašydamas, dėl to visada pasitikrinsiu klaidas su savo asistentu ir manau dar jisai biškį pakoreguos tekstą, kad jis būtų įdomesnis ir sukeltų daugiau emocijų. Ar tai bus naujas dronų fabrikas? Nes karas labai atpigo iš tikrųjų. Tankai tapo netokie svarbus kaip persvara dronų. Netgi lėktuvų mažiau reikia. Viskas dabar, kaip matom iš Ukrainos pavyzdžio, svarbu oro gynyba ir dronai. Aišku, prieš lėktuvinę gynybą, prieš raketinės gynybos ir panašiai, tas aišku be galo svarbu, bet mes turbūt tokių technologijų greit neišvystysim, bet pavyzdžiui, dronų fabrikėlį valstybinį pasidaryti ir apmokyti, nežinau,
kokie keletą šimtų tūkstančių žmonių jais naudotis būtų optimalu, sakyčiau. Dronų fabrikas. Puiku, nuostabu. Nedidelis postas, pertiktai mano mintis ir puikiai koreliuoja su straipsnio antrašte, nes dabar tik straipsnius antraštės ir madingiausia skaityti. Žiūrim, skelbsiu įrašą, žiūrėsiu, kiek sulauks patiktukų ir turbūt rytoj reikės kartoti tą patį, poryt tą patį, užporyt tą patį. Bum. Gerai, kas čia dar? Turėčiau padaryti Instagramas, TikTokas. Reikės turbūt pradėti filmuotis ir į TikToką. O gal iš čia kažką tai iškirpsiu ir įkelsiu. Nelabai man jisai patinka, mažai naudojas, bet ką jau padarysiu. O gal Instagram'e? Žiūrėsim, kaip seksis. Taip, bėgu montuoti šitą video jums. Ačiū, kas žiūrite, kas žiūrėsite. Tikslas 10 peržiūrų. Mintise tikiu, lūkesčiai didesni, aišku. Ačiū jums, būkit palaiminti, iki susitikimo.